Su ta laisvė vėlgi galima susijęti tą pačią, kaip sakant, ir mūsų Airijos lietuvių situaciją. Sakykime, būna toks dalykas. Pas mum yra Dubline įkurta mokykla. Turime tikrai daug vaikų, kurie mokosi tos lietuvių kalbos. Ir vakar mes mokyklos stende prie toj Kaziuko mugėj Blanchardstown'e, kur mes buvom, stovėjom ir prieidavo žmonės ir paklausdavo: klausykit, mes iš tokio miestelio ten, tokio ir tokio. Kodėl jūs negalit mūsų miestelėje padaryti mokyklos? Atsakymas paprastas. Todėl, kad mes pasidarėm ją čia, kur mes gyvenam. Jeigu jūs norit mokyklos savo miestelėje, jūs negalit laukti, kol kažkas iš Dublino, ar jo labiau iš Vilniaus atvažiuos ir už jūs padarys. Jūs turit padaryti tą patys. Tai ir yra laisvė. Jūs turit galimybę pasidaryti ir jūs pasidarot. Arba nepasidarot ir tada neturit. Taigi, norėčiau palinkėti visiems susirinkusiems atminti tokį dalyką, kad laisvė tai yra galimybė. Kad laisvė tai nėra kažkas tokio, kas iš karto savaime duoda pinigų, laimės ar gerovės. Kaip jūs ją pasinaudosit, kaip valstybė pasinaudos, žmonės, kiekvienas atskirai, netgi ieškant darbo, jeigu neteko darbo, žmogus irgi gali pasinaudoti tą galimybę. Taigi kiekvienas, kaip pasinaudosit, būtent nuo to priklausys visas gyvenimas. Ir todėl linkiu visiems, kad šitą laisvę jūs pasinaudotumėte tinkamai ir kad tikrai tai privestų prie gerovės ne tik jūsų asmeniai, ne tik jūsų šeimai, draugams, bet ir visai visuomeniai. O visa visuomenė būtent ir sudaro valstybę. Su nepriklausomybės atkūrimu.